mes nusprendėme apkeliauti Lietuvos mažosius miestelius iki apie 20 tūkstančių gyventojų. Vakar buvome Ukmergėje, šiandien važiuojame į Druskininkus. Kiekviename miestelyje aplankome blogiausiai įvertintą maisto įstaigą, geriausiai įvertintą maisto įstaigą, populiariausią pramogą išbandome, aplankome lankomiausią objektą, išbandome miesto kebabą ir apsilankome unikalioj nakvynėj. Čia buvo mūsų vakarykštė unikali nakvynė, unikali tuom, kad nebuvo užuolaidų ir mes jautėmės labai atvirai visą laiką ir pastoviai kalė muziką. O šiandien žiūrėsim. Dabar yra 8 ryto ir mes važiuosim į Druskėtus. Let's go. Norėjau perlipti šitą tvorelę, įeiti į restoraną, susimokėti už tą ir tiesiog įlūžo lenta. Saugumas. Va, druskininkai, atvykome. Saugumas! Čia išpūvus, pažiūrėk. Numeris 1 prioritetas. Išpūvusios lentos. Lukas įlūžo į lentą? Aš įlūžau į lentą, vos, džiaugiuosi, kad žinai koja neįstrigo ar dar kažkas. Ir vien bičiukas, aš nežinau, ar jį pagavo ant kameros, nepagavo. Iš karto traukė telefoną, fotkino mane ir nubėgo, tiesiog skuosdamas, kažkam paskusti. Aš net nespėjau pasakyti, ar būčiau pats pasakė, tai kompensuosi. Jo, tai atpirksit, ar kažką ten tai laužot lentas, tai atpirksit. Ir pasakė, vaikai pas jumis laužo lentas ir pas mus atėjo rėk moteris ant mūsų ir mes nieko nesuprantam. Ta moteris, abi moteris visiškai chill su mumis. Ta prasme buvo... Tai viskas šiandien pasaulio pabaiga. 2 minučių reikalas, kol, tipo, aš įlūžau, sakau, Eimante, nufilmuok. Nes mes irgi norim parodyti tokius dalykus. O bičiukas per tą laiką nubėgo paskusti, kad mes sulaužėm lentas kažkokias. Negaliu patikėti, druskininkai kol kas labai fainai pasitinkat, labai mėly žmonės, o garbanotui čiuvai tai linkėjimai. Tikiuosi, kad smegsi kokiais smegdabai kada. Tai atvykome į prašiausiai vertintą restoraną, tai yra Chinatown kinų virtuvės restoranas. Jis yra įvertintas 3-3, atsiliepimai va prieš mėnesį. Labai prastos kokybės maistas, ryžiai overcooked, soggy. Soggy? Jo. Ir padavėjas sako, kad kinietiškas maistas turėtų būti toksai. Nusisakėm 2 skirtingus krevečių patiekalus, bet jie atnešė tokį patį. Šiaip aš žinau, aš irgi daugiau pasiskaičiau, ten visi jie tragiškai bekėlė tik porą gerų, bet ten atrodo, kad savininko sūnus tiesiog parašė. Baisus maistas, jautinas net normaliai kramtyti neišėjo, grįžus į viešbutį pradėjau raugėti ir jau galvojau stos skrandis. Viešbutį apsaugok nuo tokio maisto. Apeikit čia vietą ratu. Maistas neturi nieko bendro su kiniška virtuvė. Antra, šitą kalną krakmolo ir guzais sušokusius ryžius sunku net maistu pavadinti. Užuojauta net padavėjams dirbantiems tokioje įstaigoje. Tu neturi mini nuojautelės, kad bus visai neblogai. Aš turiu. Aš turiu mini nuojautelę, kad visai neblogai. Dėl to reinam pažiūrėti. Kaip manom, patiek blogų komentarų serijos nepatobulint savo virtuvės. Nu, let's go. Tai čia turime vištieną, kiaulieną ir antieną, ne? Taip. Okay. Ryžiai kaip iš šaldytuvo? Šaldi? Nu, tokia ne karšti tikrai ryžiai. Sogiai, bet. Galiu pasakyti, kad antiena labai skani. Bent jau man patiko. Vištiena skani? Vištiena skani. Antiena? Antiena skani. Kiauliena? Kiauliena skani. Kol kas viskas skanu. Realiai viskas skanu iš tikrųjų. A. Jeigu ryžiai nebūtų su momenkliais ir nešalti. Bet tai valgome. Be šalti ryžiai. Šalčiai. Kol kas neblogai. Eigoje darysim, pasakysim galutinį rezultatą. Jo, eigoje pakomentuosim daugiau gal. Skanaus. Nu, praktiškai ištuštinom viską. Tuščias lėkštas. Tai galima nustęs, kad tikrai buvo skanu. Ja. Bet turėjau tą nuojautą. Aš negali būti taip blogai. Nežinau, nesutinku kas nei su nei vienu revisu. Viskas gerai, personalas labai greitai, viskas labai gerai. Nežinau, ir maistas skanus. Ai, žinai kas? Jūsų braškiniai kokteiliai neskanus. Vienintelis dalykas. Praskiestas. Tiesiog labai praskiesti atrodo tokie su pienu, dar kažkas, bet ir viskas daugiau nieko special nėra. Bet jeigu specialiai čia, čia ne baras. Jo. O tai maistas, viskas gerai. Blogiausias restoranas? Neblogiausias. Iš to, ką esame valgę prašiausių, to neprašiausias. Pasimatymas, flashback. Mano... Kaip manai, kiek kainuos viskas? Turėtų kainuoti kem 2 eurai. 25. Kas bus toliau? Nuo sumos, ta sumoka. I'll take that bet. Tavo koks range'as didelis kaip jūsų. Iki 33,5 mano pusė, nuo 34 tavo pusė. Taip. Pažiūrėsim. Nu, tai kas? Ar jūs nesikeli savo pasirinkimų? Be. 50, 80. Apsirikai dvigubai? Ne, tik dvigubai. Tai ką? Tau dabar reikia traukti savo juodąją storąją metalinę kortelę. Mūsų partneris
Revolut. Noriu suteikti ir jums galimybę gauti visiškai nemokamai 20 eurų. Tai padaryti galite parsisiuntę programėlę apačioje pasinaudoję mano nuorodą, atlikę kelias žingsnius, užsiregistravę ir gausite 20 eurų. Daugiau nei 40 milijonų žmonių pasitikėjo šią internetinę finansinę programėlę, kad tvarkytų jų finansus. Tarp jų esu ir aš. Ir Matas. Ir Matas. Ir Eimantė. Tarp draugų yra labai patogu atlikti nemokamus pervedimus tarp Revolut sąskaitų ir nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje jūs būsite. Galite gauti ir siųsti vietinius ar tarptautinius pervedimus, kas labai praverčia ir ypač naudinga, kai dirbate su užsieniu ar turite giminaičių kažkur užsienio šalyse ir galite jiems siųsti, kiek jiems reikia pinigėlių. Lietuvoje Revolut siūlo funkciją atsarginiai pinigų apvalimui. Ši funkcija automatiškai apvalina jūsų atliktas operacijas iki artimiausio sveikojo skaičiaus ir perveda skirtumą jūsų pasirinktą Revolut taupimo arba kišenės sąskaitą. Norėdami tai padaryti, tiesiog pasirinkite sąskaitą ir aktyvuokite kaip atsarginį pinigų apvalinimą. Anksčiau tai dariau nuolat ir geriausia dalis yra ta, kad galite pagreitinti savo taupimą daugindami apvalinimus iš X2, X3 ir taip toliau, kad sutaupytumėte dar greičiau. Saugumas yra itin svarbus šiais laikais ir niekas nenori, kad kas nors jų kortelę sabotuotų, ar tai vagis būtų, ar galbūt netikras draugas. Taigi, parsiųskite Revolut programėlę visiškai nemokamai, pasinaudodami mano nuorodą apačioje, užsiregistruokite, atlikite kelis veiksmus ir gausite 20 eurų ir tada užsakykite kortelę, galėsim būti draugais. Aš su savo, jūs su savo ir mes Revolut Fusion. Atvykome į populiariausią druskininkų, vieną iš populiariausių pramogų, tai yra Uno parkas. Laipiojimo parkas, su Matu mes praeisim kažkiek, nežinau, nemanau, kad viską. Čiū! Pamiršau prisikabinti. Peneliuku einu aš, nežinau kodėl, kas čia darosi, skauda kelėnė man. Sveiki. Liukas, Liukė. Ką ten filmuoji? Nu, Matas. Atrodo tik lengva, bet nėra lengva. Žie. Biški palauk, atsimušimas. Aš tai jau skuodžiu per saviškę. Viskas gerai? Spiderman, Spiderman. Buvo tokių keli prisilidimai, bet šiaip normaliai. Nu ką, čiuožimas iš naujo. Ir žalia trasa complete. Nu, žalia trasa praeita. Ką žinau. Manau, kad galim gyventi jau kažkur. Geras apšilimas koordinacijai, jėgom ir važiuojam toliau. Jau truputį aukštis jaučias labiau negu žalioje palyginus. Varto viskas gerai, bet einu šitą trasą dabar ir matau, kaip aš į drambliuko šuolį tikrai nenorėsiu eiti. Mėlyna tokia jau link juodos arčiau. Jau reikia ir pasistengti šiek tiek. Šitą klibą. Nu, Matai šitą patik turėtų. Tik nesakykit Matui. Nes jeigu pasakysit Matui, negali būti, kad prašys nuleis jau ant žemės jį. O, man atrodo, suskilo dar vienas medis. Šitas nėra labai Lukai toks smagus, ne? Kaip sakai? Nėra toks smagus šitas. Šitas nelabai, žinok. Aš visiškai atsipalaidavęs čia. Pusryčius tiesiog valgau taip kiekvieną dieną. Žinok, nelengvėja ta mėlyna po truputį. Tai atrodo kažkaip sketchy. Sketchy. Nu ką, čiuožiam? Matas. Oi, varai. Eik, na, aš jau galvoju, man šitas aukštis jau pakankamai yra nejaukus. Supynė slysta atrodo. Kročia. Let's go! Šitas man vaikystėje praktiškai nemėgstamiausias būdavo. Nežinau, bet ant šito jaučiu labiausiai straglindavo. Tai žiūrėsim kaip dabar, bet man jis labai nepatinka. Čia kabinėje, sviruoja ant tų pagaliukų, ten kojas didi, kažką, chimyčiai, ant kito. What the fuck, kama? Aš Lukai irgi išpaskos iš karto. Ne, neik. Kodėl? Taigi po vieną reikia ant kliučių būti. Ne, girdėjau dviese patogiau. Eik, tas aukščiai kaip sas atrodo. Patį paskutinį. Eina sa. Kaip iš čia? Oba, nice. What the fuck? Reikia Lukai dar. Aha, aš eisiu taip, žinau. Čia tu sukčiausi belekai. Nu tai, bet tai tu pasakyk, kuriai vietoj galima išlaikyti pusiausvyrą ant to vieno kuolo. Matai, tu visas raudonas. Holy. Aisi. Vačiau. Mėsiu, kad man pilo presas neplyšio per pusę. Oi, tai geras vėjelis. Mėlyna trasa praeita. Sunkesnė, nemeluosiu, tikrai sunkesnė negu pirma, bet dar nieko taip labai blogo. Einam vandenuką prieš raudoną, nes man dehidratacija. Aš ten eisiu, žinok, raudonas. Eisi? Mano ranka tik tai pirmas dienas, kaip atsigaudinėja, dabar vėl suvarysiu, aš kad vėl 3 savaitės. Matas, eisim. Jeigu per spenelius persiversi šitus, tada eisi per raudoną, dar per juodą eisi. Einam raudoną, nes tai ką mes pasakysim, žiūrovom, kad praėjom žalį mėlyną, galvos, kad mes kūdikėliai. Mes galim apgauti ir sakyti, kad čia buvo raudona ir juoda, ką tik jam. Mes einam raudoną. Mes einam juodos, mes einam raudoną. Bet mes negeriam vandens prieš raudoną. Gerai.
Varom. Deal. Įkalbinu 15 raudoną. Ne per 15, 25, manau. Sąlyginai. 25 minutės ir tas sakė, kad Lukas po visko šitus spenelius versis. Ir vaikščios visą dieną. Tai va, keliaujam į raudoną. Aš manau, kad sakė, net nėra taip sunku. Nu, aš manau, kad taip vis laik sako. The beginning of red. Oi, matas jau ant sienos. Kaip krabas atrodai. Biški. Nėra taip lengva, kaip atrodo, žinok, pupa. Ai, tikiu. Dar plus lenta nėra stabili. Tikrai taip. Nežinau, kaip praeit. Nežinau, labai nepatogu atrodo. Na. Hey, stok! Nepamiršk paspausti ir to subscribe mygtuko, padzindzilinti ir palaikinti. Nes 60% kurie žiūri šios video, nėra. Padėk surinkti tą 100 000 jau pagaliau. Gi ne taip sunku. Na. Oh my god. Mante. O! Oho! Biški baisu? Varyk! Baisu biški? Žinau, aš irgi šikau batą. Tiesiog reikia negalvoti ir šokti ir viskas. Žinok, sėdėt baisiau negu stovinčiam, nes tu gali labai įtempęs būti virvę ir aukščiau šokį. Taip tu labai žemai nuvarysi. Nori motivacijos duosiu? Ne, tavo motivacija būna dažniausiai hujaviausia. Ne, tu iš tokio aukščio planavai į vandenį šokti. Tai čia yra į tinklą šokti su apsaugom. Tas planavai, tik sakiau, kad norėčiau gyvenime. Varyk! O man jau nėra skirtumo, ar mano lavonai mes. 3, 2, 1. Aš pats prisiversiu, baigit. Ok, Lukai. Gerai, nusiramint. Ir 3. Ir 3. Ir 3. 3. Taigi, blogiausiu atveju mirsinu, bet tik tiek. Jens. Jau buvau beveik. Guys, blemba. Reikėjo iš karto šokti. Šiaip labai baisu, nemeluosiu. Taigi mes dar vakar kalbėjom, čia visas smagumas. O apie ką pagalvojai, kai šokai? Kad nemirsiu. Ką aš žinau čia, aš jau... Lukai, nu aš taip pasakysiu iš desų dalyką, tu esi čia šokęs. Kas tau dabar čia trukdo šokti? Nežinau, tiesiog labai seniai buvo ir baisu vėl. Žiauriai geras jausmas, žinok. Iššokti minutės bėgyje, sąlygos tokios. Baisu, aš nežinau. Aš atrodo, žinau, kad jau nebaisu ir man vėl baisu. Aš jau čia esu 16 minučių. Ir čia jūs matote žmogų, kuris turi aukščio baimę ir šiuo metu kovoja su savimi viduje labai stipriai. Nu jo, baisus iššūkėlis, nežinau, kodėl aš net bijau iš tikrųjų, jeigu taip nuoširdžiai, bet kažkokia baimė tiesiog yra. Čia the easiest shit ever. Tarasi, what the fuck, na. Man net pačiam nervina. Nepatiko. Kai Lukas pradėjo lipti, aš buvau be ūsų. Nu, apart tos sienelės, kur įsikabint. Nieko sunkaus. Man buvo sunku, apart tos sienelės ir kad neišdrįsau ten pusant kem minučių. Daugiau biškai. Kem minučių žiūrėjau. Apie kem minučių, kad neišdrįsau šokti, tai vat du vieninteliai dalykai šitoj trasa, visa kita. Pamokėlį išmokai ir kažkokį išvadų praėjai. Priėmei. Nežinau, man tiesiog, žinai, žiūri piktą ant savęs. Bet taip pat dabar gal kitą kartą, kai bus toksai lengvas iššūkėlis barjeras gyvenime, lengviau jį peršoksi, ne? Nežinau, matai, jeigu aš dažniau daryčiau tokius dalykus, tai aš greičiau priprasčiau. Aš tada, kai padarau vieną kartą, dabar galėčiau iškart vėl. Bet žinok, aš irgi nešokinėjau su Tarzanė. Ne, nu aš suprantu, bet sakau, man tas prisivertimas, man jis yra baisiausias. Tarsi draugai mano, kurie dabar žiūri šitą video, jie žino, kad aš esu tam tikrais momentais žiaurus bailys, bet čia visiškai nebuvo ko bijoti. Bet man patinka, apart to, kad reikia nušokti nuo to, tai viskas gerai. Ir instruktoriai tam kažkokiam rinkėjimui. Jo, ačiū Lukai, kad pusvalandį žiūrėjai mane ir po to vis tiek parodėjai, kaip nušokti. Su jumis du bičiai be nuotaikų, vienas, kuris kem minučių nesugebėjo nušokti nuo ten. O kitas, kuris per tą kem minučių suprato, kad labai fainą papuošalą pametė ir jo, žiauriai nefainai. Bet manau, kad rasim.
Svarbiausia nepasiduoti. O dabar atsipalaidavimui ir tokiam patestavimui yra kita pramoga visiškai prie pat. Netoli paėjus kelias minutės ir turime Vandens parką. Aqua parką druskininkų. Ne, tikrai bus, manau, kad smagu biškai atsigavimas gal toksai. Aš tikiuosi. Norėčiau žodį tokį ledinį vandenį, kad tiesiog išmušti viską iš savęs. Tai gerai, einam tada. Pažiūrėsim. Nu kas, visi turbūt esat buvę Aqua parke, nu manau daugumą. Žinot, ko tikėtis, turime labai didelę bendrą zoną, kur galime plaukti su vandens aplinkui. Turime čia vaikų zoną, o daugiau nežinau. Pažiūrėsim, ką daugiau turi pasiūlyti šitas parkas. Ai, nu čia turime ir čiuožyklas, po 10 metų. Nu tai va, buvom Aqua parke, kaip vertinat? Tas pats kaip ir buvau prieš 10 metų ir dabar tik, kai vaikas gal buvo smagiau. Jo. Negalėjome įti suaugusių zoną ten pačilinti, gal kokį net trinkstuką pasimti kažką tipo džakuzį, išbandėm po vieną kartą visus nusileisti, daugiau ar mažiau. Šiaip tai neblogai. Lankomiausias objektas pačiuose druskininkose, tai sakyčiau, kad yra patys druskininkai. Mes atvarėme cable carsus, kaip visą laiką vėluojam visur, per manotos. Tai atgal nebegrįšim, bet į vieną pusę nuvarysim. Bet manau, kad į vieną pusę čia toks pat experiences, čia tu Jo, tik tai, kad nieko daugiau nepamatysi. Bet tai tas smulkis jis navalį aptarnavo. Tai čia tas pats? Tas pats. Įsitikinęs? Nu tai jo, garbainis su barzda ir mėlyna ir žalia maikė po to pasikeitė. Bet matas, kad į akis nežiūri, žinai. Jo, man atrodo, aptarnavo biudžas, kur pradžiai dienos labai susirėjom. Nu, susirėjom. Nesusirėjom, susipikom per žvilgsniu. Tai va, lynų kelias yra druskininkose, na, kaip pramoga, sakykime. Šiokia tokia, čia galima pakilti. Lyno mašina. Šiokia tokia per visus druskininkus ir čia belia kaip karšta, iš tikrųjų. Na ir va, čia dabar tokį purviną stiklą šiek tiek. Galima matyti lenda po truputį Snow Arena. Gaila, kad tik tai galėtų pravalyti, čia matosi, kad va. Šiaip atrodo, kad nusivalyti. Iš kitos pusės, žinok. Labai toks apsiniaukęs stiklas visas. Su kerecheriu tiesiog nukalti, ko ūgiui nepritaikyta. Jo, aš jeigu stoviu taip, tai pas mane maždaug va tiek turi. Na, tipo. Ne, nu viskas gerai, bet labai karšta šitoj būdelį. Belia koks šiltnamis. Jo, belia koks šiltnamis. Tai per karštą dieną neapsimoka varyt. Bet tobulai apibūdinom. Biški gaidys. Biški tik gaidžia. Tu tik gaidžia. Nu, tai nieko įspūdingo. Pirmą kartą, žinai, atvarius. Jo, bet nu, antrą kartą varyti, tai biški gaidys. Tai va, ir atvarai iš karto į Snow Arena. Snow Arena. Tai čia yra kitas kaip ir lankomiausias objektas, pramoga lankomiausia. Bet Snow Arena reikalautų irgi nemažai laiko, tai mes tiesiog viską nespėtume per dieną paimti, padaryti. Kartingai čia yra, matosi. Galime pralėkti su kartingalais. Kartingai yra smagu. Esu porą kartų varęs, bet senokai. Būtų smagu vėl prisiminti tas emocijas geras. Ja. Ir mes atvykome, tuoj atvyksime į lankomiausią objektą druskininkų, tai būtų Antano Česniulio Sculpture Park. Po šitos dienos galiu pasakyti, kad jaučiuosi šiaip labai pavargęs. Jaučiu, čia labiausiai buvo tokia fiziškai aktyvi diena, ne? Bet ačiū Dievui, kad nebuvo šiandien plus 3-3 kokių. Bet karšta buvo. Jo, karšta tikrai buvo. Va, drožinių ekspozicija. Let's go. Aš negaliu patikėti. Rašo ant lentelės darbo laikas iki 8 valandų. Dabar yra po 8:04. O internete rašo iki 9. Internete rašo, kad iki 9 dirba. What the fuck? Jo, iki 9. Žodžiu, tai tada, jeigu mes patekome į parką, atvykome į Antano Česnulio populiariausią, sakykime, lankomą objektą čia šalia druskininkų. Antano Česnulio skulptūrų drožinių parką. Jo, eisim pažiūrėti, kas gero. Pusę kilometro takelis. Tas draugelis užmaišo biškį per stiprų kokteilį ir pamatai tai. Tikrai nusivylimas veide. Bet visi labai liūdnesi, aš nelabai suprantu. Jo, kažkaip. Bet čia krypiai atrodo, ne? Labai baisiai. Bet va, visi tokie atsirėmė ir... Wow, šito gerai, kad pažiūrėk įspūdingai, čia iš detalių, ne? Jo. Gali, žiūrėk, akis padarytas irgi taip. Ne, čia tai cool. Tas viens eina per upelį. Visų galas yra parimus esi kažką. Jo, pirmas neliūdnas žmogus.
Sveikas. Jeigu pajėgų pajudėtų, apsitrėstum dabar ar apsimyštum? Pakakočiau. Aš irgi man vidurius paleisiu gal. Nu va, vėl kontrastas. Laiminga madama ir liūdna močiutė. Einu čia ir atrodo, kad einame link Final Boss. Kietai, bet šitas tagas ir visas tas rimtai. Jausmas lygiai einu prie The Final Boss. O, toks netikėtas rimukas išlindo. Oi. Man taip iškai krypi, čiučiut. Fainai. Tokia terasėlė. Čia darbai skirtingi, žiūrėk, čia visi dirba skirtingus darbus. Žiūrėk, čia jau su žemės, kažką su žemėm. Čia javus nuiminėja ranką. Ar čia visas procesas? Taip, kaip Donos kelias. Aš idiotas. Taip, aš galvoju. Donos kelias. Aš po truputį čia tobulai. Antano galerija. Čia atrodo visai pažengęs darė. Jau kažkaip ir formas veido turi, žinai. Aš esu... Va, Matas. Matas čia. Oi, man tai... Va. O aš šitas? Tas kampinis, ne? Nu. Va ir Antanas Česnulis pats. Ir ką, apsilankėme pas Česnulį. Pamatėme jo skulptūras. Pradžio galvojau, čia mažytas, tas skulptūrytas bus. O, pats Česnulis. Žiūrėk, į man tą galėtų. Man berods, kad jis ten su kiepka. Nu, Karolinas papirinė. Na, pats drožė, aš girdis, kad drožė visą laiką. Tai fainos skulptūros, blemba, įspūdingai tikrai padarytos. Įdomu pažiūrėti, įdomu pamatyti. Įdomu, kad ir yra kai kur sudėti tie motion sensoriai, kur kažką pradeda stilos veikti ar dainuoti ar šokti. Kaip tau? Viskas buvo fainai. Viskas su mintim, kai tu įsižiūri. Ten aprašymai kažkokie lengvi, viską jaučiu, kad senstu, nes man darosi įdomu tokie dalykai. Anksčiau tai ten tėvai pasidino, tai kan čia būdavo. Galima iššiau. Jo, dabar tai nesau žiūri, skaitais viską domiesi. Buvo tikrai įspūdinga, kad tu viskas žmogus dar savo rankom padarė. Taip. Čia yra tipo toks tikriausias amatas. Taip. Tai mes šiaip atvarėme dabar į centrą, nu, sakykime, čia toks Druskininkų centras, labai faina vieta pačilint, kažką padaryti. Yra batutų parkelis, va čia užsiema, priiminėja vaikus ir gali pažaisti. Yra valtelė, su kuriuom gali pasiplaukti ir to pačiu, va, mus pakalbino kaip tik ir sako, gal nori prasiplaukti? Sako, dovanoju, tai mes prasiplaukti, mes su Imante greit praplauksim, kol Matas išėjo iki bankamato, paimti arbatos, kad turėtume palikti, kai eisime į geriausiai vertintą maisto įstaigą Etno dvarą. Žmogus, kuris mums leido prasiplaukti, tai sako, nieko, man nereikia, man tiesiog sako, faina, va, youtuberis, kažką daro. Jeigu jums pagelbė su kontentu poreikia, nu tai ką jūs gal? Tai aišku, kad pasakysim, kad gerai. Literaliai vidury vandens ir pagalvojau, kodėlgi nepatikrinus sparčiojo ir greitojo bei stabilaus labas su bitės ryšiu internetu. Tai įkėliau dabar mano dažnai naudojama programą, kaip siuntiniai failas ir panašiai. Į transfer, kelis failus, apie 100 maždaug megabaitų turėtų būti, šiek tiek daugiau, 130 megabaitų ir bam! Ryšys visai stabilus. Galiu sėdėti, bedaryti Druskininkuose, siųsti failus ir chill kilint. Nu kaip, patiko? Jo, tik paskui pamačiau, kad... Paskui nepamačiau, kad yra liemenės būčiau koks 8 kartus geriau jaučiusis ant vandenio. Imante bijo vandens, aš bijau aukščio. Aš netakai bijau vandens, aš nesijaučiu saugiai, kur yra gylis. Tai aš irgi nesijaučiu saugiai, kur yra aukštis. Taip, ką tik pasiplaukėjome ir einame į Etno dvarą, geriausiai vertintą maisto įstaigą visose Druskininkuose. Ar tu excited paragauti lietuviško maisto? Jo, nes jau biškai atsibodo picos, kebabai, kažkas tokio. Biškai lietuviško, reikia susileisti save. Einam paragauti, kas tai gera. Va kokie atnešė meniu. Kur iš papkės į galvą duotum, žmogaus nelikt galėt. Kitaip numeta kokį losiutą ant stalo. Labai įdomų pastebėjimą turim, kad mes kai pradėjom šitą kelionę, oi kaip atrodo juokingai, mes kai pradėjom šitą kelionę, iš pradžių labai pigiai pradėjom valgyti, ten už 12 eurų 3 pavalgydom, nu 15 iki 20, nu tai maks jau 20 būtų vyma. Ir ko toliau važiuojam, pavyzdžiui dabar Druskininkai, iškart viskas stonks up, nu iškart kaina labai pakyla. Aš galvoju, imsiu vis dėlto dzūkiško troškintuvo veraičių. Aš galvoju, imsiu tradicinių rankų darbą virti koldūnus, mes asidarom. Atnešė Imantės mėgstamiausią maisto, davai Imantė, kaip professional. Oi, kaip labai. Tas sūris toksai skystas kaip medus pas brolius. Čia tikrai geriausia diena, kurią esu valgęs šioje kelionėje. Geriausias, sakai? Nu, štai man. Išdaužysime šitą tada. Oi. Kas čia pavydėjo man? Oi, kaip virtinukai gerai atrodo. Lema, man jau toks biškiai atrodo, kaip kutyje ir šitą vietą, tipo jau... Tai kažkas panašaus, nes dar nebuvo nieko taip gerai kaip kutyje.
Labai primenu, miestą, sprūgytos, irgi vaškės. Skanu, pamsidavė. Nu, žiauri gerai. Davai. Aš iš karto. Vaveruškos. Very nice. Atėjo, man patinka tas kaip pasvavo patikimas, agurkėlis, košytė ir valdas. Visiškai. Skanu, bet aš šiaip živės nesu mėgėjęs super duper. Taip. Batatai. Oh, it's for you. Geras vaveruškos, ne? Vaveruškos, taip. Galima būtų gerai vaveruškos su batatais. Viską suvalgėm. Labai skanu buvo, man asmeniškai. Tikrai labai skaniai pavalgiau. Neturiu ką pasakyti, labai fainas personalas, faina meta. Brangoka, bet normalu. Jo, kaina tai buvo to tokia step by step vis brangiau ir brangiau. Tai 10. 10, visiškai 10. Ir mano visus prašymus buvo atsižvelgta. Tiek nuo... Daugiau batatų. Nuo, tipo, kad nepagalėtų batatų, tai kalnas buvo prikrautas ir buvo pasirinkimas ar 0,2 ar 0,5 alaus, tai pasakiau padavėjui, jau žinai atsakymą ir visiškai dead on. Atspėjo, 0,5 atnešta tvarkingai. Turim kitą dalyką. Mums šiandien reikia dar suvalgyti kebabą ir nieks nebedirba. Ir rytoj ryte mes turim išvažiuoti ir nieks nebedirba. Tai va, galvojam, kaip padaryti su kebabais. Kol kas tiek. Druskininkų miesto kebabas. Here we on the next day we come. Mums nelemta gal Geras. kebabų. Liepos 1-2 dienomis kavinė nedirba. Atsiprašome už nepatogumus. Varom kitų kebabų. Buvo 3 kebabinės, man atrodo. Problema, visus čia labai druskininkus. fainai to, kad laukės sėdėt, nes dažniausiai teikavai būna visur. Jo, kodėl taip turi būti? Buvo iš viso 3 kebabinės, tai aš tikiuosi, kad bent kilas 2 dirbs. Aš tik norėjau pasakyti, kad važiuosime į kebabinę, kuri yra... Drastiškas skirtumas balų. Jo. Važiavome dabar į tokią, kur yra 3-3 įvertinimas, o šitas geras buvo 4-2. Atvarėme tą pačią druskininkų pagrindinę gatvę, kur buvome ir čia yra... Bet čia netau nuo 5 metrų. Kita kebabai, vakiaus kelias kebabinė, einame užsisakyti užsisakymo. Man tada gruzintų koldūnų su sūriu mažiuką. Man gruzintų koldūnų su sūriu didelį ir bus dar kebabas stiks su leis. Turi vieną darbą čipsų pakelius ir bent tiesiai pasidėti, bent kažkiek, kad estetiškiau atrodytų, bet kainos. Nelabai. Šiaip nelabai draugiška buvo ir padavėja. Jeigu bus skanu, tai atsimsiu savo žodžius, jūs galite ir nuimti kainas tau manęs, bet atrodo ant viršaus jau 30 kart kliuoja kaina, brangina visą. Man tai toks dalykas, kur yra dalykų, kurių nemėgstu ir tiesiog norėjau, kad pakeistų ir norėjau su visais kebabinėm prieš tai kalbėdavau, bendraudavau, ką gali pakeisti panašiai ir čia paklausiu, o padažą turit? Ne. Ir aš taip sakau, tai iškart pakeičiu išmiriu, nes bijau klausinėti toliau, ką gali padaryti kitokio. Nėra to labiausiai basic koldūnai, kokius esi valgęs gyvenime. Labai basic koldūnai. Kebabas irgi basic. Kol kas žinok neblogas, bet matai šikandų tik į padažą ir tortilėje. Tai biški vienu laipteliu aukščiau negu basic. Ok. Koldūnai tai tokia basic ir gal truputį kitus batlius susidėjo šiandien. Maistas tikrai skanus. Daba, viskas gerai. Jeigu taip trumpai, įmantė, ką mes visą laiką imdavo koldūnus per padažą, nes jai neskanus padažas. Davėm pabandyti su česnakiniu ir įmantį patiko ir dabar su pikantišku bandysiu. Taip, bet yra toks backstories, kad man šiaip česnakiniai produktai pradeda patikti. Aš visą laiką, kai aš esu išrankė, tai nėra, kad aš nevalgau tų maistų, kurių nemėgstu, aš juos bandau, tai paragausiu česnakiniu šiaip labai patiko. Bandysiu su pikantišku. Aš manau, kad man nepatiks pikantiškas, bet aš galiu pabandyti. Oi, ne. Ne. Bet taip negali būti, kad taip skonio receptoriai taip neveikia. Kodėl? Taip, nublema, tu nežinau, bent jau man aš turiu pakramtyti normaliai, kad tada įhitintų neskanumą. Jis aštrus kažkoks, man nepatinka aštrumas, matai, man dėl žuvų iš karto tokį padarė. Ai, tu apštai, aštrus maistas nepatinka? Nekenčiu aštraus maisto. O, Jėzus. Man net pipirų, jeigu yra per daug, man neskanu tiesiog, man degina liežuvį, man skonis nesijaučia, neskanu valgyti tiesiog. Nu ką, kaip vertinai? Šiaip nieko įspūdingo tiesiog. Viskas. Kebabas toks mediocre, koldūnai man below average. Ne, nes man jie, gal biškai below average. Ne, koldūnus nemažai valgęs visokiausių, tai čia buvo, sakyčiau, į prastesnę pusę. Jo, tai 6-7 galim, 6 jaučiu. Aš tai stiprų 4 duodu. Nepatiko kebabas? Kebabas tai toks buvo, koldūnai prastai buvo. Štai visa higiena, kurią mačiau, buvo žiauriai blogai, kuri man apetitą numušė, nes... Paminėjau, kad langai užgavyti. Jo, viskas, tu nematai nieko ten, tu per kampelį biškai kažką pamatai, kažkaip nefainai, atrodo, kad ten bere ką daro tam kebabui. Nehigieniškai nefainai bendravo su įmantė kažkaip. Tai va, tai galutinis vertinimas 5. O mes tada judame... Vilkaviškin? Jo, mes Vilkaviškin skubam, nes mes jau kitoj dienoje esam, bet jūs dabar matysit toliau, ką veikiam. Anoj dienoj. Mūsų šiandienas namelis, druskininkuose, realiai nuo centro gal 2 minutės. 3, gerai, 4. Wow!
Nu čia toks jau fancy, toks kur gyvensim ir sakysim, nu jau čia šiandien gerai gyvenam. Wow, kaip aš šiek... Oi, dušas koks, tau patiks. Kaip įlysiu šitą dušą, nes ir nebus nei dušo nieko. Bus toksai biški fancy pasibuvimas dabar po tų visų kaimiškų, bet rytoj mes grįžtame. Rytoj epizode jūs pamatysite, šis crazy bus. Dar kažkiek parodysiu ryte. Rytoj biški gerai ilgiau, net pamiegosim. Pasakysiu irgi priežastį ir pažiūrėsim. Kelionėje daviau Matui juostinį fotoaparatą ir su juo liepiau nufotkinti 10 nuotraukų. Štai Mato 10-tukas iš Druskininkų. Fine. Gera. Ne, čia šita buvo nakvynėje, bet aš nežinau, kodėl nepavyko tai baisiai. Nu čia be blitz, man atrodo, fotkinam. Nėra taip blogai, nes duris atidarytos su mane. Čia yra Druskininkos nuotrauka. Kur tu mano mieloji. Ieškau tavęs širdutę. Tai nežinau, tiesiog buvo ant mašinos. Tiesiog. Ir buvo šalia dar mašina, čia tipo, kur tu mano mieloji ir ten buvo, kur tu mano brangusis. Čia dar keli tavo šone. Čia šaliukas. Sabaka. Ir dar vienas gale yra brolis. Jo, čia du sabakos buvo gale. Bet tik tai vienas sugebėjo. Labai faini šuniukai. O, šitą gerą nuotrauką. Aš čia karočią koją susikėlęs, į mane vairuoja. O, matai Passenger Princess? Nežinau, nebuvau su tavim čia, tai gali papasakot? Tiesiog jau pamačiau, kad jaunimas žvejoja, dar tėtis šalia moko, padeda kažkaip labai toksai wholesome moment. Manau, kiekvienas tėtis turėtų savo vaiką bent kartą išsės pažvejoti. Toks bondinimo, žinai, ten kalbasi, žinai, ten feilina, padeda, žinai, kažkaip labai mielai atrodė. Jo. Šitą? Fainai. Kas čia yra? Čia piešinys buvo? Tai jo, tiesiog pasakyti. Čia bokštas nupieštas ten Druskininkose prie ežeriuko? Visi turi vieną dalyką bendrą šitų mažų miestelių. Centras, bažnyčia. Centras, bažnyčia. Nieko kito. Oi, kokia nuotraukyta. Taip, ir prisėdo viskas ir viena atsisuko į mane. Geras. Čia legendinis momentas. Šitą nuotrauką užtruko valandą. Norėjau pasakyti metus. Valandą. Žinok, man tai pasijūta kaip metai, tau tai gal kaip valanda. Ir toks nusivylęs veidas matos. Nes sužinai, ant kiek tai buvo lengva padaryti. Jo. Ir čia mes abu. Beždžioniai. Sunkiai matosi, bet matosi kažkiek. Bet nieko, dabar tipo bent išmokom, kaip elgtis su šitų fotikų ir turėtų kretinga, plungė, gargždai būti žymiai geresnė kokybė. Ir dabar mokėsim ir ištraukti be jokių problemų. That's what he said. Nu ką, metas keltis. Nu, va tak, va. Čia ir gyvenam. Turėjom laukinį dušą. Šiaip kietai. Būtų įdomu po to išsimaudyti. Aišku, nereikėjo, bet pasibaigė čia mūsų nakvynė. Labai gerai išsimiegojom, labai vėlai atsikėlėm, bet toks planas ir buvo, nes varysim, jūs jau matėte, bet varysim išbanyti kebabo, jie atsidaro tik 11 valandą. Tai va, kad nepraleistume. Fainai lauko turėsikį, at Eden House. Labai patogu. Viskas nauja. Taip, fainai. Kondiškė buvo MVP. Kondiškė MVP. Jo, labai gerai šitą irgi įsimiegotą būtą. Tai va, o kitame epizode varysime į Vilkaviškį. Taip kad I see you guys later, alligator.